Sveiki gyvi, taigi šiandien 26 metų kovo mėnesio 28 šeštadienis, na ir aš vėl neiškentęs pasiėmiau dviratį ir išmyniau iš Palangos iki Olandų kepurės skardžio. Tai netoli, tai yra 16 km nuo Palangos. Tačiau vėlgi turiu pasakyti, kad neskuba pas mus tas pavasaris, neskuba vasarėlė, dabar +2 laipsniai. Na, prognozės pranašavo, kad bus saulytė pro debesėlį, bet kol kas saulytės nesimatom, o debesėlių pilna. Taigi kažkaip kaip saulytė, tai ir šilčiau būna. Aha, truputį pasirodė saulytė. Susigėdau, kad pasakiau, kad saulės nesimato. Na, ką norėjau pasakyti, po praeitų savo reportažų praeito savaitgalio, aš radau vieną komentarą, kur matomai žmonės iš užsienio dėkoja už gražius Lietuvos vaizdus ir prašo parodyti dar daugiau tų vaizdų. Neslėpsiu, man toks komentaras labai malonus, nes malonu matyti, kad tavim kažkas domisi, kad tave kažkas žiūri. Ir tai yra darbas, nueina ne veltui. Taigi pasistengsiu parodyti tokių vaizdų daugiau. Na ir visiems norėčiau pasakyti, jeigu patinka, spauskite laiką, jeigu nepatinka, spauskite dislaiką. Na, o jeigu užsiprenumeruotumėt mano kanalą, aš būčiau jums labai dėkingas. Jums tai nieko nekainuoja, o man malonu. Na ir ką, miname toliau, link Olandų kepurės. O kad kelionės metu nereikėtų klausytis mano įkyraus alsavimo, jūsų dėmesiui palikute. Plazės arba Plocio ežeras. Šis ežeras kartu su apylinkėmis saugomas kaip Pajūrio regioninio parko rezervatinė zona. Didžiausia čia saugoma vertybė yra Pajūrio vandens paukščiai. Tačiau tai nėra šios dienos kelionės tikslas, todėl truputį atsipūtę traukiame toliau. Atvykome į Karklę ir būtinai sustosime šioje autobusų stotelėje, kurioje mane žavi štai šis knygų namelis, ant kurio durų pernai buvo parašyta: čia nėra interneto, paskaityk knygą. Šiemet čia užrašo nebėra, tačiau atidarę duris ant knygų randame padėtą sekančio turinio laiškelį. Labas! Linkiu rudeniško jaukumo ir rasti bent 15 minučių dienoje savo. Arbatai, knygai, pasivaikščiojimui ar tiesiog pagulėjimui. Skanios arbatos ir gero skaitimo. Greta. Gretutė, aš esu sužavėtas. Atsiprašysiu aš truputį. Ačiū. Taigi numynę 17 km atmynėme prie Olandų kepurės.
Na ir ką, suma sumarum truputėlį galėtų būti oras šiltesnis, nes dar nuo 2 iki 5 laipsnių truputėlį šaltoka, bet vis tiek gamta graži ir šilčiau apsirengus minti galima. Saulytės norėtųsi daugiau, o dabar jinai išlindo, turbūt susigėdino. Taigi ačiū labai visiems už dėmesį. Jeigu patiko, spauskite laiką, jeigu nepatiko, spauskite dislaiką, komentuokite, nes jūsų nuomonė man yra svarbi. Na, o jeigu mano kanalą užsiprenumeruotumėt, būčiau jums labai dėkingas. Jums tai nieko nekainuoja, o man malonu. Taigi, ačiū labai visiems už dėmesį. Iki kitų susitikimų. 32 km per valandą. Leidžiam namo.